Sveiki visi, atvykę į Juodą Baltą. Šiandien pas mane svečiuose yra Jogailė. Sveika, Jogailė. Labas. Labai gera, kad atvykai. Taip, jinai ne fotografė, bet jinai videografė. Beveik kaip galas, beveik tas pats. Bet, žinok, nuoširdžiai, manęs, jeigu žmonės prašo nufotkinti, aš sakau, aš keista kaip žmogus, kuris moka, nusakyčiau, normaliai filmuo, aš visiškai nemoku fotkinti. Aš, žinok, nuoširdžiai nesuprantu, kaip aš taip sugebu blogai nufotkinti dalykus. Mano vyras geriau fotkina negu aš. Va, matot, bet jinai filmuoja, tai perfekto. Tai dabar noriu labai apie tave daug išsiklausinėti, daug pasiklausti. Koks tavo kelias, kaip tu jį pradėjai ir kaip prasidėjo tavo kelias į videografiją ir kada supratai, kad tai bus daugiau nei hobis? Wow. Atrodo, bet dabar reikia važiuoti ir galvoju, kelintas šis sezonas bus toks jau, kur jau su video, tai galvojau, kad 6, nes kažkaip taip, kad lengviau skaičiuoti visai, ką pagal metus taip užsidėjus, bet iš tikrųjų tai jau 8, kai kažką su tuo darau. Ir realiai tai viskas jau tokia video kažkokia pradžia, tai prasidėjo nuo šokių. Aš šokdavau, vesdavau grupės ir aš jas savo filmuodavausi. Taip. Bet tais laikais, čia sakau, prieš 8 metus, tai prasme, tai, ką mes dabar matom, ką šokių studijos, ką aš pati filmuoju šokių studijom, tai prieš 8 metus ten toli gražu taip nebuvo. Ir ten Instagramo story dar nebuvo. Mes realiai pasidėdavom telefoną ant trikojo ir kažką savo pasifilmuodavom. Ir įkeldavom, tai ten jau būdavo wow. Paskui pradėjau montuoti, kad iš skirtingų tipo šokam 3 kartus, bet viskas buvo savo tiesiog. Tai va, tai realiai viskas nuo to prasidėjo. Kažkada dar YouTube vlogus dariau, tai ten vėl kitas sritis, bet viskas toks kažkas easy, for fun, savo filmuoji, bet man tas labai patiko pats montavimas. Taip. Kad tu gali taip, turi belekiek medžiagos ir tu gali tiek daug visko padaryti. Gali padaryti ilgą vlogą, gali padaryti kažkokį trumpą. Bet sakau, tada ta rinka buvo visiškai kitokia. Va, tarkim, jeigu dabar kažkas pradėtų filmuoti ir įsivaizduoju, visiškai nuo kitų dalykų pradėtų daryti, negu aš dariau prieš 8 metus. Tai va, o jeigu čia klausimas, kaip į tą jau Taip, kaip viską pradėjai. Įėjau, įlindau. Tai tokia juokinga pakankamai situacija, kad aš vedžiau jauniesiam šokių pamokas ir dabar aš jas dar vedu. Ir tiesiog viena porytė, mes labai ilgai draugavom ir jis sako, žiūrėk, tu čia savo filmuoji, mūsų ten treniruotis pafilmuok mūsų vestuvės. Aš, kas iš vis tos vestuvės, ta prasme, man ten 20 metų, 20 keli, aš vestuvėse nebuvus, nežinau nei kaip ten vyksta, sakau, visi juokauja, dar filmuot, tokia atsakomybė. Taip, ten easy, sako, mes susirašysim ir paskui, kadangi jiems šokį stačiau, sako, nufilmuosi mūsų tą šokį, va, gražioj lokacijai, kažkur, sako, va, savo turėsiu už reklamą. Galvo, gerai, šitą galiu, orientuojamės į šokį, kas aplinkui kažką. Ir aš su telefonu jiem tas vestuvės filmavau, sumontavau, jie įsikėlė, bet aš irgi noriu labai pabrėžti, kad tada, konkurencijos tokios gal nebuvo, nežinau, tu galėjai įkelti video su telefonu filmuotą ir tai jau buvo, jau gerai. Jau gerai, nes realiai aš manau, kad tais laikais vestuvės filmavo dėdės su didelėm kamerom. Ir kad tu čia padarei kažkokią muzikos modernesnį dalyką, tai atrodė, jau kažkas turbūt išskirtinesnė. Ir man po to pradėjo rašyti žmonės. Tiesiog, ar filmuojat vestuvės, mums tokio reikia. Aš tik, palaukit, viskas vyksta labai greitai. Jo, ir aš nufilmavau dar 2 vestuvės su telefonu ir sakau, vyrui, man reikia kažką daryti. Man gėda su telefonu, žmonės su fotoaparatais fotkina, aš su telefonu čia bandau kažką, kas vėlgi dabar, pažiūrėkit, kiek žmonių filmuoja su telefonais, social. Ir dabar yra pagrindas. Dabar yra pagrindas, tai aš nežinau, tarkim, gal būčiau į kitą kryptį nuėjus, gal būčiau tokia social media labiau, bet tais laikais to nebuvo. Ir atrodė, vienintelė opcija yra pirkti kamerą, kažką daryti, kažką mokintis. Ir per metus, realiai nuo šokių video, 2-3 vestuvės su telefonu, jau aš važiuoju su kamera kažką bandyti daryti, 100 eurų per dieną, 12 valandų vestuvės. Bet tai pradžia visų tokia buvo. Manau, kad jo. Kaip ir fotografų, kai būna 30 eurų, 30 litų, dar tais laikais davai už vestuvės, o dabar, tai nori gero.
dabar jau reikia pamokėti. Nes tu jau supranti, kiek iš tikrųjų, va, tarkim, žmonės darbo įdeda į tai, kad, nu, tas rezultatas būtų tikrai kokybiškas, geras, va, garsas, apšvietimas, vaizdas, kampai, nu, čia jau tu moki už žmogaus patirtį, už įdirbį ir už tai, kaip jisai dylins su klaidom. Nes tada, aš atsimenu, nu, praktiškai, sakau, aš nenoriu imti pinigų, nes tai jau yra atsakomybė. O jeigu aš imu 100 eurų dėl savo praktikos, aš nenešu jokios atsakomybės. Ta prasme, žmonės supranta, kad, nu, gal pavyks, gal nepavyks, gal bus labai gerai, o gal aš kažką pamiršiu, nes telefonas ant powerbanko pajungtas ir viskas. Ir čia tiek žinių, jokių back plano B nėra. Taip, tas tai taip. O dabar dar, tarkim, tu... Ar dirbus dar kokį darbą be videografijos ir aplamai, vat, kaip šitame reikale tu esi? Aš esu bandžius dirbti ofise, nes aš šiaip marketingą esu baigusi. Ir aš antram kurse tiesiog dirbau pagal specialybę, bandžiau dirbti ofise, ištempiau pusę metų gal. Ir ties čia baigėsi, o šiaip tai mano visas darbas yra visą gyvenimą ant savęs, nes dirbau su šokiais. Pati šokau, tada prasidėjo šokių pamokos, šokių grupės, taip toliau. Tai toks visą laiką viską savo, tai mane va tas ir lydi toksai, kad visada pati kažką daryti. Kaip sakau, turėjau tos pusę metų, nežinau, nelabai norėčiau grįžti atgal. Supratau, kad visiškai nemanau. Aha, o aš bandysiu grįžti atgal truputėlį vienu žingsniu. Nu, kodėl? Nu, bet vis tiek bandysiu truputėlį kitaip. Bet, kaip sakau, irgi nepalieku fotografijos visiškai, nes, nu, jinai vis tiek jau čia sakoma, jau čia jinai, jau viskas taip. Tai dabar irgi man kaip mamai iš tikrųjų įdomu labai sužinoti, kaip tu suderini gerai šokių trenerė, šokiai, kūryba, aplamai, nu, videografija, vestuvės, naktį grįžti, ta prasme, vaikas. Ta prasme, tai kaip čia šitoj vietoj atsiranda vaikas. Atsiranda vaikas. Ta prasme, nuoširdžiai, likus 3 savaitėm iki mano termino. Nes tiksliai, tu dar dirbai, aš tikrai tave sekiau jauniešiau, kai tu buvai, wow, galvoju, jinai taip varo. Tai aš baigiau paskutinės vestuvės montuoti penktadienį, antradienį gimė Elija. Bet pirmadienį mes į ligoninę išvažiavom. Tiksliau, mano mama mane išvyjo į ligoninę. Sako, jau gal tu važiuok. Aš rimtai eik, dargi galiu pabūti. Ne, sako, tu važiuok. Tai va, tai realiai, jo, toks buvo iki paskutinio. Bet, nu, kaip to suderint? Nu, stengiasi, aš tokia šiaip, nu, va, aš ožiaragis pati, žinai, tą charakterį. Taip. Jeigu mes norim, nu, man atrodo, kad mes tiesiog paimam ir padarom. Ir lygiai apie tą patį darbą, aš iki dabar taip vis susimastau ir aš vyrui sakau, nu, tau jaučiu būtų daug lengviau, jeigu aš dirbčiau tiesiog nuo 9 iki 5, plemo, kaip būtų lengva. Tiesiog, nes būtų viskas aišku, o dabar atsikeli ir tu nežinai, kokia savaitė mano laukia, ką jam reikės, su kuo jam reikės sudylinti. Tai va šiandien irgi po podcast'o turiu filmavimą, nu tai ką, pasimsiu vaiką ir varysiu į filmavimą kartu. Nes... O jinai išbūna, ne? Vat nes mačiau nei vieną kartą, kad jinai man pasisekė, labai gera mergaitė. Patogi mamai. Tokia jo, labai nemėgsto žodžių ir labai žiūrint ją galvoju, nu, kad nereik, nu, kad viskas gerai, Elė, tu gali būti nepatogi, bet labai tau ačiū, kad momentais, kai tau reikia, kai man reikia, kad jinai susiema ir jinai turbūt labai jaučia tą tokią energetiką mano, kad, nu, man reikia dabar. Taip. Tai atsimenu, vat, ta pati pradžia, kad liko 3 savaitės iki termino ir man prasidėjo tokia nemiga. Nu, manau, kad daug kas to susiduria, kai nėščios būnam. Aš atsikeldavau 5 ir, nu, nebegaliu užmigti viskas. Aš eidavau į kitą kambarį, sėdžiu ir, kaip dabar atsimenu, aš atsidarau savo dienoraštį, senai nebuvau rašius, atsidarau ir mano pirmas žodis - man šakis. Man šakis, mano karjera baigta. Ką aš čia bandau įrodyti? Tavasme, ką aš čia planuoju, kažkokias... Elija gimė gruodžio 10, vasario 20 aš jau buvau vestuvės užsibukinus. Nu. Ta prasme, kad aš varau filmuoti vestuvės. Ir aš galvoju, ką aš čia bandau įrodyti. Ta prasme, taigi gims, viskas pasikeis. Ta prasme, kas čia norės man savanoriaut, padėti tą vaiką auginti, sakys, pati užsimanėjai, pati augink dabar. Ta prasme, nu, čia nebus tų savanorių, kad oi tu tik dirbtų, tik...
Bet iš tikrųjų yra. Ir tavasme čia yra didžiausias ačiū mano vyro mamai, mano mamai, kad jos taip noriai supranta, išleidžia, pačią skatina, taigi viskas okei, čia darbas, taip toliau. Ir iš mano pusės tiesiog aš labai stengiuosi suderinti, kad visiems būtų gerai, kad Elijai būtų gerai, kad jai būtų viskas paruošta, kad močiutėm būtų viskas paruošta nuo maistuko iki veiklų, ta prasme, ką aš minutėm surašau, ką veikti, kad tik tais jai būtų gera nuotaika, kad niekam nereikėtų dylinti su kažkokiais kaprizais. Vyrui ten auklės, tai jau faktas, kad čia auklė yra, nes dienos metu tiesiog taip išeiti, bet, tiesiog, sakau, jeigu nori, aš ir visiems sakau draugės, kurios bijo turėti vaikus, jeigu nori, viskas yra įmanoma. Taip. Tiesiog reikia turėti norą ir tada jau dedi pastangas, step by step, žiūri, kiek tavo galimybės leidžia. Aš labai stengiuosi tą balansą išlaikyti, praeitą savaitę buvo, man jau buvo visko tikrai per daug ir aš supratau, kad apsiėmiau daugiau. Negu pati gali pavežti. Negu pati galiu ir tada aš supratau, kad viskas, tai čia yra mano riba, arba reikia mažinti. Ir viskas. Vienai parašiau kolegijai, gal gali perimti šitą, kitai gal gali perimti šitą, nes realiai aš sproksiu. Ta prasme, o tada niekam nebus gerai. Nei vaikui, nei vyrui. Ir tie darbai, kur tu važiuoji ir galvoji, ką aš... Taip, aš žinau šitą jausmą. Kodėl aš tada tai darau? Jeigu man tai neteikia kažkokio džiaugsmo, tai dėl ko aš tada visiems keliu stresą ir nėra laimėtų iš to situacijai. Tai buvo perduotos estafetės, ką irgi reikia man mokytis daryti. Bet sakau, kai nori, man atrodo, kad gali viską suderinti. Aš nežinau, tu man šneki toks jausmas, kad čia aš šneku, veidrodinis toksai, kaip būna atspindys. Man Seimą žiūri tavo stories ir galvoju, čia aš šneku, tiesiog. Geras, nes, apie mane. Aš sakau, neveltui tave kažkaip ir pamačiau ir galvoju, jėtus, kaip aš ją noriu pasikviesti, pakalbinti, nes toks mano žmogus atrado. Apie tą patį mąstam. O dabar koks buvo tavo pirmasis rimtas filmavimo projektas ir ko jis tave išmokė? Ui. O, čia, ui. Oi. Va tas, kad aš labai pradėjau nemokamai daug daryti, tai nežinau, kaip tas didelis projektas, nes tų didelių projektų jau buvo, kaip sakau, mano pirmos vestuvės po tų, kur čia su telefonu draugam Kaune pafilmavau, buvo jau 12 valandų Vilniui vestuvės. Bet aš tada paėmiau 100 eurų ir kai buvo didelis projektas, aš tą dieną labai daug išmokau. Aš visą dieną praleidau su fotografu, su vedėju ir aš tiesiog stoviu šalia ir sakau, man sakykit viską, man rodykit aš viską. Tai aš manau, kad nebuvo kažkokio tokio, kad ten jau proveržis. Manau, kad viskas žingsnis po žingsnio, iš visų kažką išmokau ir po biškį. Bet sakau, aš labai vėlai įsikainojau save tai finansiškai, nes man buvo tas lūžis, kad aš labai bijojau imti didesnę sumą, nes aš nešiu didesnę atsakomybę. Taip. Labai šitas, man vyras visada gali, come on, jau tikrai gali, sako, tu pažiūrėk savo darbus ir kažkieno kito, kas ten ima dvigubai daugiau. Jo, bet jeigu aš suklysiu, jeigu aš ten baterijos nepasikeisiu laiko, man buvo tas, kur... Didelė atsakomybė. Didelė atsakomybė. Aš kažkaip į tas vestuvės taip įnėriau nelabai savo, ne tai kad noro, bet aš nesirinkau jų. Vestuvės mane pasirinko. Sakau, jos pačios pas mane atėjo ir mane įtraukė. Ir aš tokią supratau svarbą, kad čia yra žmonių vienintelė ta tokia nepakartojama diena. Ir tu nepakartosi tų emocijų. Ir aš nieko nepakartosiu, nieko. Ir man buvo tokia milžiška, atrodo, čia atsakomybė, kad aš, dar 2 vestuvės ir tada tikrai pakelsiu kainą. Dar 5 ir tikrai pakelsiu kainą. Tas sezonas praktiškai. Jo. Bet aš jau pirmą sezoną turėjau 15 gal vestuvių, kur aš buvau niekas. Ir jau buvo 15 vestuvių, kur viena važiuodavau į Šiaulius, į Plungę, grįždavau 3, kitą dieną vėl sėdi ryte, važiuoju į Palangą kur nors. Jo. Bet, tai aš manau, kad tas vienas didelis projektas, toks sakyčiau, gal mano pirmas sezonas, toks sakyčiau, kaip visas didelis projektas, nes tu viską mokiniesi susidėti daiktus, kad nieko nepamirštum, nes jau iš Plungės jau nenuvažiuosi iki Akropolio nusipirkti kortelės taurės, jeigu tu jos neturi. Kas yra buvę? Taip. Filmuoju. Nebėra vietos. Kaip aš tai nėra vietos, tai visada tilpdavo. O kad nesuprantu, užsistačiau ten kažkokią kokybę, kur man net nereik tokios aukštos kokybės, kažką nusukau,
pati nesuprantu ką, atminties rodo, man liko 20 minučių, dar pusę dienos. Sėdinu ir ką, YouTube, net čia GPT nebuvo, kad paklausti, YouTube'ini greitai kažką, trini, kas įsivaizduoja, kad tau nereikalinga, sėdi plungėje, kiek Akropolio nenusipirksi kortelę, šiaip googlinau, tikrai googlinau, kur arčiausia tech parduotuvė, gal per vakarienę nuvažiuočiau, nieko neradau. Nu nieko, tiesiog kažkaip paskui radau, kaip sumažinti tą kokybę, prastryniau, ko nereikia ir dagyvenau. Ai, savo. Plungiai ten tik šokočiai geri, daugiau tai nežinau. Raščiam šokočius, raščiam. Ir žmonės labai faini. Aš realiai dabar, kai daugiausiai dirbu Kaune ir Vilniui, pasiilgstu tų tenais, jie tokie nuoširdus visi. Ta pusė iš viso tokia nuoširdį labai. Be galo, kaip sakau, atsimenu, kaip dabar filmuoju vestuvės ir net nepagalvojau, kad norėsiu valgyti iki vakarienės išvažiavus 8 ryto, kad iki 8 ištempt kažkaip reikės. Nu jo, stipru. Ateina liudininkai, žiūrėkit, mes turim lašinukų, svoguniukų, duonytės, duokit čia, sakau. Sėdim visi, piknikaujam prie Oginskio, tokia faini. Žmonės jau mato, kad tokia. Jau biški reikėtų. Sukuratus, kaip čia ką. Taip. O dabar, kaip apibūdintum savo filmavimo stilių 3 žodžiais, tarkim? Oi, čia toks irgi klausimėlis, visko tiek daug sudėti reikia. Manau, kad pirmas tai yra natūralumas. Tiesiog visam šitam kontekste efektų, filtrų ir taip toliau, turbūt nebuvo, kad būčiau nukrypus nuo šito, nuo savo tos ir pasidavus šitom flashlightų visų šitom tendencijom visom. Tikrumas, nes visur, nesvarbu ar filmuoju šokius ar vestuvės, labai nemėgstu surežisuotų dalykų. O čia irgi dabar turiu tokį vieną projektą ir sako, aš čia parūpinsiu, kad čia mergaitės ateitų, čia pavaidintų nedrąsias. Nesąmonės, ko aš taip nenoriu, aš taip nedirbu, tada jau darom reklamą. Tada jau realiai visi vaidinam, visi darom reklamą. Jeigu nori, kad iš tikrųjų būtų natūralu, aš sėdėsiu kamputį ir filmuosiu tai, kas iš tikrųjų yra natūralu ir tai, kas vyksta iš tikrųjų. Tai per vestuvės lygiai tas pats. Tai čia pasakysit, ką daryti, kaip čia ką. Taip, aš pasakysiu, kaip eit, kur eit, kryptis, bet aš tikrai nesakysiu šypsokitės, kai jūs čia matau, kad ten vidury bažnyčios, ten ceremonijos verkėt, ne, šypsokitės, kaip čia jūs dabar atrodo. Taip. Ten arba neliepsiu žmonėms šokti vakare, jeigu žmonės iš jų nenori šokti ir yra tokia jautresnė kažkokia atmosfera, kad nebus tų šokių filme, tai čia, ne apie tai. Taip. Tai va, natūralumas, tikrumas ir gal nuoširdumas toksai, nes aš labai daug savęs atiduodu bet kokiam projekte, ką filmuoju. Tu manęs nefilmavai, bet matosi, žinai, tikrai nuoširdį. Toks kažkoks ir man labai svarbu, kad ir žmonės taip tiesiog jaustųsi gerai šalia manęs, būtų nuoširdus, tada ir tas, visa ta medžiaga, jinai būna natūraliai ir tikrai. O kas tave labiausiai įkvėpia, kuriant žmonėms muziką, ar dar kažką turi, sakau, kai mane ežerai, vanduo ir visa kita, kas tave įkvėpia? Gal irgi panašiai? Gal ne, šiaip aš tokia ne vandens mėgėja, labai surrealu, nes gyvenam prie vandens. Taip. Visiškai žiūriu kiekvieną dieną, kiekvieną rytą, bet ne, aš labai tokia, aš manau, kad aš žmonių, toksai mane tos natūralios, tikro žmonių emocijos, aš labai mėgstu ten, tarkim, ir per vestuvės, arba dabar per tą projektą sakyti, manęs čia nėra. Apsimeskit, kiek tai yra įmanoma, kad manęs čia nėra, nes tada pagauti tą fainiausią momentą, kai jaunieji užsidėję žiedus, tokie stovi, klauso kunigus ir tokie, man čia yra, aš negaliu, mane va šitas, kad aš gebu pagauti, išlaukti ir pamatyti va šitą, man čia yra, va šitas turbūt mane ir įkvėpia, nes tu lauki valandą ir tu pamatai šitą visą. Ta momentu, my days dar, viskas turiu, ta prasme, man šitas su muzika labai sudėtingai yra man dabar. Tu su muzika vėlgi, tu muzikos žmogus. Aš muzikos žmogus, bet man labai turi atitikti viskas, tai ar jinai mane įkvėpia, taip sakyčiau, sudėtingai, nes jinai man yra tokia darbo dalis, visą gyvenimą pradirbus ant muzikos, ant šokio ir man tai yra darbo dalis atrinkti idealią muziką. Kad būtų... Ir man 2 valandas klausyti visų iš eilės dainų ir išrinkti tobuliausią nėra malonumas. Bet aš sėdėsiu ir išrinksiu tą tobulą dainą. O gerai, kaip tu suderini, tarkim, irgi šokius ir videografiją? Ta prasme, vis tiek
Kaip taip įmanoma? Mažinu, Nes aš matau, tu šokius. viename vakarėlėje, nu, ta prasme, vakarėlėje, vestuvėse, vakare tave išsikviečia, kas mano mintis apie mano ateina, žinai, gimtadienį sudėlėjus. Variantas. Labai stipriai galvoju apie tave. Mano buvę jaunieji man būna parašo, kur ten sako, eik, tu dar šokius vedžė, darom gimtadienį, atvaryk. Va. Jo, toksai, kaip tai suderinti? Taip. Sezoniškai, mano darbas labai sezoniškas, dabar dirbam su vienu vedėju taip jau pastoviai, tai aš jam sakiau nuo... Grigaičių. Taip. Nuo spalio iki gegužės I'm yours. Taip. Kvies, krašyk datas, visą žiemą linksminamės, mano to kompą atsitraukti yra... Sakau, išsiplaut galvą, pasidažyti. Aš išeinu į miestą ir dar pinigų parnešu. Kai kitos išeina ten pabalevot, pašok, aš išeinu pabendrauju su nerealiais fainais žmonėm. Ten kažką hihihaka, pasidažau, aš savo gražiai, aš faina, aš pasišoku, grįžtu, sakau, dar pinigų parnešu namo. Čia svajonių žmona. Šiaip taip. Tai šitas momentas man toksai labiau atitrukimas, nes vis tiek tie šokiai visą nuo pat vaikystės, tai toksai man išlaisvinimas savęs, nes videografija man vis tiek yra kaip pagrindinis dabar darbas, jos yra labai daug ir jau žiūrėti į tai kaip į pramogą tiesiog net nebeišeina tiesiog, kad tu taip, o čia dabar for fun kažką nuveiksiu, padarysiu, jau tu vis tiek nori padaryti gerai, nori, kad jau atrodytų skaniai viskas, man ir draugės rašo, tai gal čia atlieksi kažką, nemoku, belė, biški pafilmuoti, man jau turi būti, aš jau turiu matyti viziją ir turi būti geras tas rezultatas. Taip. Tai tie šokiai, tai man toks gerai apmokamas būrelis. Gerai skamba. Toksai, kur aš ateinu, man smagu, man labai stengtis tame nereikia, nes tai yra jau tiesiog išugdyta. Taip. Ir aš ateinu, gerai praleidžiu laiką su jaunavedžių šokių pamokom, lygiai tas pats. Pasižiūriu, kas daug maž ten tendencijos, pasirašiu prieš sezoną, bet tai yra tiesiog smagiai vakarais nueit, pabendrauti su žmonėm. Plus mano klientų irgi filmuoju jų vestuvės, parašo, tai gal ir šokį dar paruoši. Tai fainai, mes susipažįstam, mes pabendraujam, mes tokį ryšį tą dieną jau turim. Kad, sako, mes gerai jaučiamės tada jau tą dieną prie tavęs, kad mes jau viską žinom, jau nereikia pergyventi. Ką čia apie mus konvoja, jinai? O dabar, tarim, kaip tu su fotografais, kai būna, žinai, vestuvės faktas ir videografai ir fotografai dirbo kartu. Aš tikrai turėjus, kažkada kai fotkinus vestuvės, patikėkit, videografų tokių, kur... Oi, būna visko. Bet ir fotografų tokių. Ne, būna taip, nesakau, būna, ypač... Nekelkim intrigų, bet... Taip, bet būna. Taip, tai kaip tu taip, su tavim suvaibintai easy, tikrai, bet šiaip ar būta tokių, kad, jau... Yra buvę, tikrai, yra buvę, kur tiesiog nesuvaibinam, nes kaip žmonės, aš nežinau, aš ateinu su to požiūriu, kad mes ateinam padaryti gerą dalyką, gerą produktą jauniesiam ir mes tengiamės dėl jaunųjų. Bet jeigu ateini ir nori pasirodyti, va čia aš koks fainas, aš čia koks kažką, kur aš čia nefotkinsiu, kaip iš čia kažką, aš tik iškart man red flagas. Aš tiesiog šiaip tai, aš į konfliktus šiaip nekonfliktiškas esu žmogus, aš tiesiog ignoruoju tada ir galvoju, gerai, you do you. Tavasme, jaunieji tave pasisamdė dėl kažkokios priežasties, tu daryk savo darbą, bet aš dirbsiu savai. Taip. Tada gal mes ten labai kartu šalia nesitrinam, sakau, gal aš dabar galiu 10 minučių pasimti ir mes jau darom savo dalykus. Taip, kad pyktis nėra, bet tikrai yra ne vieną kartą buvę labai gėda būti tų vestuvių dalim, tarkim, būtent dėl fotografo pasirinkto, kur aš čia galvoju, žmonės žiūri fotografą ir jie galvoja, kad aš iš tos pačios komandos. Ir jie apie mane tą patį galvoja, kur fotografas stovi kunigas, šneka, pamokslą, jaunieji stovisi, atsisėda ant altorius. Kažką tik krapštus, objektyvus keičiasi. Ant altoriaus. Wow. Ant altoriaus, tiesiog Vilniuje, arkikatedroje. Wow, kunigas dar geras tada, ne šiaip kunigai ant altoriaus, kai atsisė, jau tu įžengė, aš atsimenu. Tas čia yra jų zona. Wow, čia būna belekas. Bet čia yra Kaune. Čia yra Kaune. Pas mus Kaune kunigai tokie labiau vis tiek kažkaip gal apie bendruomenę. Kalbant apie Vilnių ir ypač didžiasias bažnyčias. Ten yra. Ten, irgi yra, ne? Ten yra, tik tengi subraižymai visi. Būna. Aš gal kiek dirbus Vilniui, man tokie atrodo, kurie džiaugiasi, kad jie papuolė į tą Vilniaus bažnyčią ir tokie tiesiog atidirba darbą ir kažkaip daug mažiau ką sako,
Kaune mūsų gerai žinomose bažnyčiose, Taip. kur realiai yra raudonos linijos Taip, užbrėžtos, taip. kiek tu gali. Bet Šitokia vau. abipusė pagarba, tai va, Mhm. kalbant kaip sudylini, nu, tai nežinau, tada su tais fotografais tiesiog stengia šalia nebūti, nes nu, tu jų nepakeisi, Taip. bet savo darbą turi dirbti, tada jau žiūri kaip į darbą tą dieną. Jau ten nepasijuokausi, nepažvengsi, crazy idėjų kažkokių nepadarysi, bet yra fotografai, su kuriais mes, nu, nuostabiai kartu antiek fainai leidžiam laiką ir tada gimsta tokios fainos idėjos jauniesiam. Nuotakai, sėsk ant kapoto. Ir jis tokia, rimtai, mes abudu, sėsk ant kapoto. Ir dar jaunikį, važiuok. Jinai tokia, gerai, laikykis, sakau. Taurasme, bet tiesiog tada, kai mato mūsų tą draugiškumą, tą ryšį, kad mes dėl jų stengiamės, tai jie tada ir lengviau pasirašo. O taip, tai, nu, tai tada ir gauni tas tradicinius, atsistokit, Tokie, nu, tokie paprasti. Paprastesni jo, bet sakau, juos samdė fotografus dėl kažko, nu, tai aš jaučiu, kaip sakyti, ne mano vestuvės. O dabar koks momentas filmavimo metu tau yra pats jautriausias, labiausiai paliečiantis, tai jau tas toksai, kur tu biškai pasakoji, bet dar pajudinam? Tas tikrumas toksai, kur tiesiog, šiaip aš tokia labai pastebėjau, kad man be galo smagu stebėti žmonės iš šono, bet ne dėl to, kad sekavint kažką, bet dėl to, kad, nu, kaip jie toj savo natūralioje aplinkoje, kaip jie ką bendrauja, tai man, nu, va, tas yra fainiausia stebėti tėvus, kaip jie jaudinasi, ten jaunuosius pačius, jų draugus, kaip jie ten ratais eina aplink tos jaunuosius, o jūs, mes čia galim prie jų prieiti, nu, kas čia, taigi ne, nu tik čia jų šventė, jie nori, kad jūs prieitumėt, o Dieve, čia prie jų galima pasilėti, jūs tik tais pavras, nesakau, ir aš filmuoju jaunuosius, bet aš matau, ką jie ten, nu gal dar biškinėjau, aikit, sakau, greitai dabar, ir sakau, sakot, ką norit pasakyti, taigi čia nėra kažkoks muziejus, ta prasme, tų jaunųjų, tai jie patys, sakau, jaunieji stovi ir laukia, kol prie jų kažkas prieis, nes, nu, jaučiasi kažkokie neliečiami. Tai va man tie momentai, kur va tokius pagauni, kad čia yra tikra šventė, tikras emocijos, man va čia yra, nu, va, tas varikliukas ir supranti, kad nei vienos, nu, daug marš, tikrai būna ten pasikarta, bet, nu, nėra vienodų švenčių. Ir kaip išgirstu ten kitus fotografus, o aš jau 10 metų dirbu, man jau tas pats per tą patį. Tai jau tada... Nežinau. Jau arba čia tavo požiūrio klausimas, arba čia yra fotografijos klausimas, nes tu per fotografiją gal tiek vis tiek, nu, tu turi tas pozicijas, fotosesijos atiduoti vis tiek gražias, turi savo stilių, savo braižą, su video gal lengviau, nes tu kuri istoriją ir kokią dieną įvyko. Nu, tu ten jau nebeištaisysi nieko tikrai. Nu, aš nepadarysiu, kaip sakau, aš nepadarysiu vakarėlio, jeigu žmonės liūdni. Nu, tikrai, čia, kaip sakyt, labai nemėgstu kažką, bet, nu, yra buvę šventė, kur jaunieji prisikvietė, aš nežinau, ten buvo gal 3 jų draugai, visi kiti buvo giminės iš užsienio, pakviesti neaišku dėl ko, ta prasme, nes reikia. Nu, ir vedėjas atėjo, aš jau nebežinau, ką su jais daryti, patikėk, aš nebežinau, ką filmuot, nes žmonės, Max programa, sėdi tą lėkštą sulindė. Nu, tai aš nepadarysiu vakarėlio iš tokių vestuvių. Jeigu nieks nešoka, nieks nesidžiaugia, nieks nepribėga prie jaunųjų, neapkabina, nu tai tu nepadarysi. O fotografas, jis turi atiduoti gražias nuotraukas, jisai turi savo tą tokį turbūt. Mes labiau gal istoriją kuriam ir, nu, kaip ta diena vyko, taip tu ją daugmaž iš gražiausių pusių, bet tu ją perteiki. O ar esi turėjus filmavimą, kuris visiškai nepavyko pagal tavo planą? Visiškai. Aš žinau, jau stengiuosi nebeturėti plano. Ypač, kai atsirado vaikas, aš supratau, kad tu dieną neturėk plano ir čia bus geriausias tavo planas. Tai su jaunaisiais tas pats. Mes su kolegė viena labai dažnai filmuodavom dviesi, dabar jau biškį nebefilmuoja. Mes juokėmės, mes apsitarėm, važiuojam mašinai, mes susitarėm, tu stovėsi čia, aš stovėsiu čia, mes padarysim taip. Ateina viskas kitaip, jinai jau stovi kitoj pusėje ant altoriaus užlipus, aš ten kur nors gale bažnyčios, nes, nu, viskas keičiasi, kažkaip žmonės netaip sustoja, kažkaip ką, tu planuoji fotosesiją, ten kokią nors labai wow, čia jau lipsim ant stogų kažką, o jaunieji pasirodo tik tais, gal norėjo tai, bet iš savęs to nespinduliuoja, nu, kad to tokio tai. Jo, ir jie pasirodo, jie taip norėjo, nes taip yra fainai, madinga, trendy. O aš matau, kad jie yra, nu, tokie Max viens į kitą sulindę, ta prasme, nu, jau tokie cute, kur tu jiem tik duok po pievą pasivaikščiot. Nu,
Ir viskas, aš prie jų nelendu, aš duodu jam atstumo, jūs būkit kartu, sakau, vaikščiokit kaip per pasimatymą, nu ir tikrai ne... Nu, nėra to taip. Nu, tai ir nėra natūralu, Taip. tada jau bus promo video. Nu, kur ne apie Kur ne tai, tas, ne taip. apie juos, kai jūs nenorėsite atsiminti šito, eikit, būkit. Ir labai fainai ir fotografai tą patį pajaučia žmogų, Taip. pajaučia žmonės ir leidžia jiem būti savim, o nedaro iš jų ten, nežinau, Kažkokį, taip. savo projekto, savo meno kažkokio. Nu, Tai tai, va. o... Aš jį pametu klausimus, tu paklausi, užsišneku Bet koks, va, kažką. tarkim, nuotykis, koks buvo, gal buvęs yra kažkoks labai stiprus, kur tave ten net sukrėtė, paveikė ir, nu, gerai, ta kortelė plungiai, kur sakė. O Jezu, Gal dar tai yra- kažkoks, nu, bent vienas, koks... Jo, yra baisesnių man etapų. vienas baisesnių Aha. buvo, nes taip tai būna, tu, kaip sakau, tai va, tu planuojasi, tai aš stengiuosi Taip. nebesiplanuoti, žiūrėti, kaip tiesiog eina situacija. Bet, pavyzdžiui, tu planuoji, kad tu užsegi jaunikiui mikrofoną ir tu planuoji visą filmavimą apie tai, kad jaunikis turi prisektą mikrofoną ir, tu prasme, čia viskas girdisi, kunigas šneka arti, tai pasižiūriu, o jas, čia viskas tobulai, viskas girdėsis, ta prasme, ir kunigas, ir viską. Ir kažkaip, kai aš buvau nusisukusi, tik nusisuk, prieš ceremoniją kunigas, turbūt jam labai bloga diena buvo, jisai šventino jaunuosius. Ne pabaigoje dažniausiai būna pašventimas, Taip. prieš einant į bažnyčią jisai jos pašventino. Aha. Ir kai dėjo to vandens, sulėjo man visą mikrofoną. Ir viskas, ką aš iš to mikrofono turiu, tai... Va tos gas. Tavasme priesaikos, kunigo žodžiai, Eina viskas sau. yra taip. O. Ir aš visą dieną savo gyvenu su puikiausiam emocijom, nes buvo didelė labai bažnyčia, jaunieji buvo labai toli, su kunigu ten Taip. dviese, mes tokio su kolegė žiūrim, nelendam, okei, viskas gerai, mums nereikia ten lyst, prisizūminom kiek reikia, nu mums į tą jų ratuką lyst Taip. nereikia ir mes neturim garso, ta prasme, mūsų kameros yra per 20 ten žingsnių iki jaunųjų, nieko nepagavo Eina savo. ir aš montuoju ir viskas, rašau nuotaikai, tasme tiesiog rašau nuotaikai, žinok, nu tokia situacija. Iš antros kameros pamačiau, kad, sakau, jūs čia, sakau, nu turbūt kai šventino, sakau, nu kito varianto nėra, ta prasme, aš matau, kad kai šventino, nu ten, nes paskui tai ten ta nuotaka baisi pikta buvo, nes jai tiek vandens privarė ant makiažo, kad jinai ką tik išėjus iš salono, ką tik užsidėjus suknelę, jau bėga viskas, tasme, tiek vandens privarė, kad čia bėga ir nu tokia, nu su nuomonė buvo nuotaka, bet tokia faina, ne ta braizila. Ir kunigas sako, tai eina. Ir jinai, niekur aš neisiu, pažiūrėk, kaip aš atrodo. Oi, geras. Ir sakau, aš buvau nusisukus, nes aš gal ten kažkur prie svečių ėjau, bet mano kolegė filmavo, aš kaip pamačiau iš šono tą vaizdelį, galvoju, eik, savo realiai barva. Aha. Ir žinok, makiažas barva ant baltos suknelės. Taip, nėra. Ir tu dar net nepradėjai tuoktis, dar net nenuėjai į bažnyčią. Nu, ta prasme, tai ten Nu buvo, tai va, neturiu garso. Šitas momentas yra, esu pametus SD kortelę, nes proto bokštas įsidėjau į kortelę, į kišenę kortelę ir kol daėjau, buvau prisėdus. Ir ta kortelė man iškrito. Tiesiog iškrito. Ačiū Dievui, kitą dieną skambinu į studiją, radom. O, tai dar. Būčiau pusę medžiagos neturėjus. O, taip. Tai aš ten jau su visais dievais naktį kalbėjau, bet aš susapnavau, kad ta kortelė manęs kažkur laukia. Kad jinai yra ir kad kažkur manęs laukia. Aha. Tai va, tai yra buvę, kaip sakau, čia tokie, kur, nu, gyvenimas. Nu taip, tai svarbiausia daugiau tokių dalykų, kad nepasikartotų. Persižegnojam visi. O kaip manai, per tiek metų, ne, kiek tu fotografuoji, kaip pasikeitė videografijos tendencijos pačios dabar? Labai smarkiai, nes, nu, aš kaip fotografė, tai aš galiu iš kitos pusės, o čia labai įdomu. Kaip filmavime? Šiaip labai jaučiasi tendencijos, tikrai labai jaučiasi, kas anksčiau buvo tos, kaip juokiamės, tiesiog ilgi filmai. Vienu momentu iš vis labai buvo pastebėtas toksai, nu nežinau, iš rinkos toksai, kad aš net bandžiau siūlyti, nes šiaip pas mane standartiškai yra ilgas filmas, kuris būna dažniausiai, nu, sakau apie kem minučių, bet jis dažniausiai būna apie valandą, jeigu būna daugiau veiksmo, ir trumputis. Ir aš vienu momentu tikrai jau svarsčiau ir dėjau pasiūlymą daryti 10 minučių video. Ta prasme, iš visų vestuvių tik 10 minučių video, kur... Tas teaseriukas toksai, kur būna visiškai... Toksai biški ilgesnis negu teaseriukas, bet realiai tai jo visų ten, tarkim, jeigu kalba, tai ten vos ne pirmi ir paskutiniai žodžiai tokie sujungti. Kur šiaip tai aš, jeigu jau pasako dėdė ten ar tėtė kalbą, tai aš jau ją visą dėdu, sakau, nenorėsit pažiūrėti, prasisuksit. Bet jeigu norėsit kažkada pažiūrėti, jūs ją visą turėsit. Ta prasme, prasisukt
filmuoti gali. Tai buvo tas toksai trumpų, bet kažkaip mane pasteisino gal mano klientai tokie, kur jam patinka tas ilgas formatas ir manęs dažniausiai klausia, galima dar ilgesnį. Sakau, kur dar ilgesnį? 2 valandas, sakau, kažkas žiūri, sako, žinokit, kai žiūri savo, mes draugų žiūrėjom, kur tiesiog svečiai buvom, žiūrėjom, sako, valandą ir tipo, jau baigėsi, sako, norėjom dar. Ir paskui montavau draugės vestuvių filmą, nes kolegos filmavo, aš montavau ir jie buvo sufilmavę tokiais trumpesniais epizodais, nes jie darė trumpą, o aš buvau įpareigota ilgą sumontuoti visą šitą. Ir aš padariau valandą ir aš supratau, kad kadangi aš ten švenčiau pati, aš dar norėjau, kodėl jūs tik tiek nufilmavot, kodėl jūs tik minutę šokį nufilmavot, kur daugiau. Taip. Tai aš manau, kad tos tendencijos yra ir kiti jas pasigauna, daro tik tais reelsus, daro daug efektų, daug fashion. Taip. Bet čia yra kiekvienas atranda savo klientą. Jeigu tokia niša atsirado, reiškia, tam yra klientas, kažkas nori, čia kaip ir su fotografija, kažkas nori natūralių, nesupozuoto, kažkas nori žurnalo viršelinių nuotraukų. Tai manau, kad čia tiesiog yra toksai, bet aš kažkaip tam niekada į tai nenuėjau. Bandžiau vieną kartą, bet supratau, kad tai yra ne mano. Bet tikrai yra, kas nori, tų sakau, trumpų, nori tik reelso, nori tokių tik tais highlightinių visų momentų, nori labai fashion, nori kažkokių labai trendinių dalykų, aš tų nedarau, tai labai ten pakomentuotos situacijos, kiek ten įsišaknyje negaliu, bet aš matau, kad tikrai socialiniai medijai labai daug eina tų reelsų, bet aš seku daug užsienio, daug Amerikos seku ir žiūriu, kad man meta vis tiek man gražiausi yra tie, kur patys natūraliausi. Taip. Tavasme, kur žmonės tiesiog būna, tiesiog šneka, tiesiog šoka, man tie yra gražiausi, tai aš per save nelipu, aš darau tai, kas man gražu. Ir jeigu mano sezonas būna užsipildęs dar nepasibaigus anam sezonui, tai reiškia, vadinasi, kažką darau gerai. O kaip sakau, kaip jie, ar turi klientūros tokie, aš tokius reelsus matau, tokius video matau, bet kiek tai yra procentaliai būtent pačios rinkos, man sunku pakomentuoti, nes aš to nedarau. Aš sakyčiau, gimtadienio švenčių yra okei. Jo. Tas toksai reelsiukas, biškit, visai fainai turėti, tarkim, tokį, aš irgi šito domiuosi, žiūriu, ieškau plius minus taip. Jo, bet jeigu visos, tai tarkim, vestuvių, tai aš norėčiau, ar ten krikštynų, tai norėčiau. Va, su krikštynom lygiai tas pats. Aš dabar beveik nefilmuoju, nes tiesiog to laisvo laiko ir taip yra mažai. Bet net ir iš krikštynų anksčiau prašydavo, tai 1,5–2 minutės tiesiog gražiausią akimirkų dabar. O tai gal visą ceremoniją, gal tik ceremoniją galit nufilmuoti. Tausime, kur ta ceremonija, jiem yra svarbi, kad jie turėtų visą tą ceremoniją. Mano mažylės irgi krikštynos buvo praeitais metais ir aš prašiau savo kolegės, kad nufilmuotų ir aš jai lygiai tą patį pasakiau, sakau, tu nepersisteng, man 2 minučių užteks, atsiuntė 12 minučių, ta prasme, tai čia tobula, Aš tai irgi, iš tikrųjų, pas mane irgi tie patys, ėmiau ir Nemuno, ir Monos, tai irgi, man ten taip gerai viskas padaryta, pagal mane, tiesiog gal jie mane žino, tarp kitko čia tie patys ir sėdi, kėjimai. Lempa. Tai tikrai idealiai viską padarė. Sakau, visada reikia duoti žmogui laisvės daryti taip, kaip jisai jaučia, nes, sakau, irgi aš nuvažiuoju, būna į vestuvę su vienu planu, kad čia irgi dabar buvo vestuvės balandžio 25. Mes su kolegė atvažiavom su vienu planu ir jinai tiesiog keičiasi kas valandą, ta prasme tiesiog mes suprantam, kad ir labai smagu, kad jinai irgi kai montuoja, jinai supranta, į ką tai pavirs. Taip. Ir mes šnekam, sako, blebe, viskas, mes to nebegalim dėti, dabar turim dėti tą, tai mums trūksta to, davai, einam greit padarom tą, nes keičiasi tas konceptas, tas vestuvių filmas, pavyzdžiui, ar tai kažkoks kitas projektas, jis yra toks gyvas, kai yra video formatu. Ir tai labai priklauso, jis turi turėti pradžią, jis turi turėti pabaigą, jis turi kažką turėti. Čia nėra fotkė, kur tu viena graži fotkė, super, važiuojam toliau, pagausiu gal kažkada kitą gražią fotkę. Taip nėra. Tu dirbi ant šito ir jis toks gyvas, man atrodo, kad čia atsakant tą klausimą, kas veža, šitas ir veža, kad jis yra toks labai organizmas. O kaip suderini kūrybiškumą su darbu pagal kliento norus, pavyzdžiui, tarkim? Tai va. Ar maždaug red flagas ir siunti kitai kolegijai? Ne, kažkaip nesiunčiu, kažkaip įsivaizduoju, kad aš manau, kad aš galiu padaryti. Vėlgi, aš visą laiką overthinkinu, šiaip aš taip, baisiai, esu baisiai overthinkintoja. Bet aš vis tiek grįžtu
prie tos idėjos, kad jie mane pasisamdė dėl kažko, kad jiem patiko kažkas, ką aš transliuoju, ką aš darau. Tai reiškia, kad aš, jie turi savo norus, bet aš galiu per savo prizmę tai perversti. Prasme, manęs nesamdys, jeigu nori, ten sakau, fashion efektų, nebent mes realiai šnekam, ar jūs galite tai padaryti. Ir aš tau sakau, ne, aš to nedarau. Taip. Mane dažnai klausia, tai gal jūs tik reels? Nefilmuoju aš reels. Nefilmuoju. Man yra per trumpai, per mažai, aš nesuprojektuoju viso to. Tai aš manau, kad va taip ir suderinti. Tiesiog bandai, kad, pasitikėti savim, kad tu tikrai esi geras, tave samdė dėl kažko, kad tu turi savo tuos pagrindinius taškus, kuriuos tu darai gerai, o tai, kad aš siunčiu, tarkim, jauniesiam anketas ir jie nori biški labiau to, biški labiau anon, tai ir laviruoji, kaip sakau, vieni nori daugiau intervų, kiti nori tiesiog iš viso apsimeskit, kad jūsų čia nėra, norim, kad svečiai jūsų nematytų. All good, ta prasme, va tai va ir laviruoji, bet manau, kad svarbu išlaikyti tą tokią ašį, kad tu esi tu ir kažką darai gerai, jeigu tave pasisamdė. Taip, nes iš tikrųjų nesinori, atrodo, kiekvienam, kad žingsni tau sakinėtų, kad tau dar kažką, žiūrėk, čia, ta bitutė, ten noriu, va to. Taip, būna tokių kontrolinių šitų. Eik dar aš sakai, gerai. Aš suprantu, iš kur tai kyla. Aš gal tokia, kur man kažkaip visai lengva nuskaityti tą kambarį. Man būna jau nėra, o mes galėsim gauti žalią medžiagą. Aš sakau, gerai, o kam jums jos reikia? Tai čia norėsim pamatyti ant pilnos kalbos, ten kažką. Tai jūs paprašykit, aš įdėsiu pilną kalbą. Aš iš karto, iš ko tai kyla, iš ko jums reikia toks, neduosiu žalios medžiagos. Tai čia konfliktas iš karto. Bet tu sakai, kam jums to reikia, kodėl jūs norite, nesakau, jūs ten tokį chaosą pamatysit, kad jūs ten nieko nerasit. Taip, nieko nesuprasit, ne taip. Bet ta pati kalba būna nufilmuota 2 kamerų, vienas vienu metu nusisuka, kitas kitu metu nusisuka, jūs ten nerasit tos kalbos visos ir dar garsas eina iš vis iš pulto, kur iš mikrofoną įrašinėja. Jūs nerasit tos kalbos, jeigu aš jos nesumontuosiu. Komunikuojam, ko jūs norit. Jūs norit maks ilgo filmo. Važiuojam, ta prasme darom. Bet, kad tai va šitas toksai gal, kad nereik sakyt, ką daryti. Taip. O dar pasitaiko tų dėdžių su tom didelėm kamerom, bet turiu minį, žinai, jau atbuvę savo, bet tas toksai, bet žinok, čia dar matau, čia šitas kampas atčiakeras. Visiškai. Mes turėjom vestuvės vienas Klaipėdoje, kur važiavau irgi su labai gera emocija, nes Klaipėdoje, man sakau, tie žmonės tokie kitokie negu aš, bet jie tokie faini, visi tokie tikri, jie nebando niekom net į vatą. Ir aš žiūriu, mane visą dieną toks dėdė. Žiūri mane. Galvoju, kas yra, kame čia problema, galvoju, kažką aš negerai gal darau. Vakare. Jau, atsipalaidavo, kaip sakant. Buvo tokia ilga pertrauka, vedėja sako, eikit, pailsėkit, nieko dabar nebus, leidžiam žmonėm tiesiog pabūt, mes ten sėdim koridoriui, su virtuve filmavom, jau prieina. Mano laikais. O, vaikeli, šitas. Jūs čia, kada atiduosit filmą? Sakau, 5-6 mėnesiai, sakau, bet šiaip tai sezono pradžia, ten, kaip atsimenu, kovo mėnesį vestuvės buvo, sakau, žinokit, mėnesis, tas dar nėra to tokio, kad kiekvienas mes po dienos atiduodom. Sakau, oho, tai kaip jums tai pavykdo? Mes filmuodom 4 kamerom, neturėjom dronų, temdavom viską pasakoja ir paskui žmogus taip įsidrasino, kad po to jau pakvietė vedėjas, darom šampano piramidę tortą. Jisai už mane stovi, arčiau prie. Aš žinau, kad aš galiu prizumint. Gal su tavo kamera reikėdavo prieiti arčiau. Jis jau mane stumia arčiau. Aš galvoju, aš nei garso neturiu, nes man reikia į kamerą. Mane nervina, nes jis mane stumdo iš mano pozicijos. Galvoju, o jas. Ui, tai dėdės, jo fotografija irgi yra. Dėdė žino, kaip daryti geriau šitas. Arba, tai dar nufilmuok šitą. Galvoju, nereik šitą filmuoti, aš tai žinau. Bet dabar atsiranda daugiau, žinok, jaunų, kurie prieina, kokią šią kamerą naudojat, kaip jūs čia dirbat. Ir toks papasakokit, kaip jūs čia ką darot. Maždaug pravesk pamokėlę. Maždaug, bet tai faini, jie pasiklausinėja, kokia čia kamera, kodėl jinai geresnė negu ta, kažkaip taip, tai va tokia man patinka. Sakys, jie iš noro sužinos. Iš malsumo. O tie dėdės, aš nežinau, iš noro. Aišku. Pasipasakot jaunystės viską. Pasiekimus. O ką patartum merginom, kurios svajoja tapti videografė?
iš savo pusės? Tiesiog daryt, kažką daryt, nebūtinai net tai, kad tu įsivaizduoji, tarkim, tavo galutinis taškas, pradėk kažką kitą, gal tu, kiek yra pas mane prašysios į asistentės, čia labai noriu vestuvės po visos dienos, gal ir nenoriu šitas vestuvės, sako, čia man, ne mano, ta prasme, tas gaudimas toksai, sako, ne man. Tu tik pradėdamas kažką daryti, tu gali kažką padaryti. Aš net neplanavau vestuvės atsidurti, o dabar čia yra mano mėgstamiausia vieta, bet pradėjau, sakau, nuo vlogų YouTube, nuo kažkokių telefonų šokių filmavimų, kur aš net nenorėčiau dabar pamatyti video ten, bet tu turi kažką pradėti realiai iš viso, tarkim, aš viskas, ką aš moku, yra tik per praktiką. Ta prasme, aš nebaigiau jokių kamerų, mokslų, kaip ten ką daryti. Taip. Bet tada gal ir nebuvo, kaip sakau, ten prieš 8 metus. Videografijos. Man atrodo, kad tada tai tikrai nebuvo. Dabar gal jau kažkas ir yra, kur tu bent jau gali nueiti apšvietimo kažkokius. Apšvietimai jo, ten tie visi, tai ir jo. Bet kad ten kaip filmuot, kad tau kažkas paaiškintų, jeigu tu nenori eiti į kiną, televiziją, tai aš manau, kad tokių šiaip, paprastų bazinių, tai tikrai manau, kad nebuvo, nes man patys rašo žmonės, gali papasakot, aš kiek kartų esu, Google Workshopus mano biznis, nes aš esu vedus tiesiog susitikus su žmonėm ir pasakojus, kaip veikia šita programa, ką čia reikia spausti, taip toliau ir panašiai, nes tokių turbūt... Čia gal į ateitį. Ir klausimų nesako, bet esmė tame, kad aš jokių mokslų nebaigu šitą klausimą. Viskas, ką aš moku, yra per praktiką, aš susiduriu su problema, kad ten, tarkim, editinu ir man kažkas, norėčiau tai padaryti. Kaip tai padaryti? Aš einu į Google, einu į YouTube, klausiu ChatGPT, žiūriu kitus pavyzdžius ir tada bandau tiesiog tai padaryti. Yra viskas per praktiką. Nieks neįrašė man kažkokio seto, daryk taip, filmuok tą, sudėk taip, kur dabar yra YouTube, man būna išmeta. Kaip padaryti labai gerą vestuvių pasiruošimo ten, viską tau pasako tam video. Aksesuaras, tas, nuotaka iš arti, nuotaka iš toli, jaunikis ateina, tau viskas, tu tik... Viskas yra jau. Copy-paste, man šito nieks nepasakė, aš eidavau pati paskui fotografus, čia iš šito kampo apšvietimas geresnis, gerai, tuk, už peties filmuoju, blema, tikrai geresnis apšvietimas, tas veidas tikrai gražiau atrodo. Eini ir mokiniesi ir kažkaip taip darai, tai aš sakyčiau tiesiog pradėt ir kažką daryti. Pradėk su telefonu, pradėk su ta pačia muilinė dabar, taigi taip trendi, viskas, gal tu atrasi savo nišą, nebūtina būti tokiu, kaip yra kiti, nes irgi yra blogiausia, kai žmonės jau lygiuojasi į tuos, kurie yra jau padarę. Taip. Ir jie iškart nori daryti taip, kaip tie, kurie jau padarė. Ir dar geriau. Taip. Nes jie žino geriau. Taip. Jau aš tai čia geriau padarysiu. Tai ne į tai reikia lygiuotis, reikia iš vis pradėti nuo kažko daryti. Faktas, kad reikia mokyti, semti informaciją, bet tu nesi kitas žmogus, tavo matymas yra kitoks, man dėl to labai patinka, pavyzdžiui, vestuvės asistentus turėti, dažniausiai aš jiems sakau, ką daryti, kur atsistoti. Bet tarkim, per kokią nors fotosesiją aš jiems duodu laisvę, filmuokit jūs, ką norit, aš savo susifilmuosiu, bet jūs... Ir aš žiūriu tą medžiagą, kaip aš taip, šitas fainai, ir man gal taip reikia, ir aš vis dar mokausi, ta prasme, iš kitų žmonių. Čia mano toks, šiais metais, pavyzdžiui, turiu 4 skirtingus žmonės, su kuriais važiuosiu, dėl to, kad, tu gauni naują įkvėpimą, tu gauni kaip žmogus čia gal kažką, taip žiūri, šitaip tai tikrai, jau žinau, kad tu eini, bet ten nieko gero nebus, šitas dažniausiai būna, bet aš žiūriu, tu kažką vis tiek naujo išmoksti, tiesiog pradėti daryti, būkit asistentais, stebėkit iš šono, mano, tarkim, viena mylimiausių, dabar jau ir draugė, belia kaip gera Paulina, tai jinai išmoko nuo to, kad jos vyras pas mane už nugaros atstūmė ir sako, padėk, jinai nori filmuoti kažką. Sakau, gerai, varom su manimi vestuvės, man su telefonu reelsą padarys. Tiesiog tu filmuok su telefonu reelsą. Jinai man padarė tą reelsą, dabar jinai irgi yra vestuvių videografija, jai žiauriai patiko, belia kaip užsikabino, gilę video, šautautas, dabar biški pertraukėlė bus, bet nuo filmavimo, bet tikiu tikrai jinai grįž. Ir tas matymas, jos matymas, mano matymas, mes dažnai kartu dirbam ir jinai nuo nulio, irgi, kur sakau, vyras atstūmė pas mane, padėk jai, tiesiog buvo kartu, matė,
kažkaip per vestuvę žiūriu, kad nu, gerą labai matymą turi, sakau, turiu kitą kamerą kuprinį, nori palaikyti? Jo noriu. Žiūriu, jinai man su ta kamera iš rankų prifilmavo taip gerai, kaip aš su stabilizatorium. Nu, tiesiog žmogus turi, nu, jam duota yra. Prašau. Kaip fainai. Bet dabar klausau vėl, tiek pas fotografės, va kiek kalbinau, visur vyrai už nugaros. Klausau, tai vyras tą, vyras aną, vyras pastumėjo, vyras nupirko, vyras, nu tie mūsų vyrai kokie geri. Aš nuoširdžiai kasdieną 5 kartus pasakau, kad aš nežinau, ką aš daryčiau be savo vyro. Jis man yra supirkęs, nu, ne tai, kad ten nupirko ir daryti, bet jisai man išgooglino, surado viską, nuo pelytės iki kameros, iki ten klaviatūros, kompiuterio. Ateina jis man išmes, ką perkam? Sakau, žinok, nuoširdžiai, man atrodo, man nieko nebereikia. Ne, žinok, vis tiek, aš surasiu, kažką dar nupirksim. Technikos žmogus kaip jisai yra visiškai technikos žmogus ir va čia yra fainai tas balansas, kur aš galiu kurti ir man nereikia apsikrauti, galvoti, kokį hardą nusipirkti. Ai, tai va, aš jam daviau šis metais užduotį, man biški hardų sutvarkyti, nes ten toks chaosas yra. Sakau, pagooglink man, kad būtų hardai visi normaliai. Ir man nereikia gaišti laiko, nes aš to nesuprantu. Man ten skauda akis žiūrėti. Jisai skrolina, va, čia toks, tuo skiri. O tu darai taip, jo darau, tai tada šitą, žinau, pirksim. Kaip gerai. Kaip gerai. Tiem vyram labai ačiū, tikrai taip. Didžiausias čia, mano sakau, aš nežinau, jeigu ne jisai, tai nuoširdžiai aš čia tikrai nesėdėčiau, nes kiek jisai man visko pastumėjęs, važiuojam, perkam, darom, aišku, paskui paburba, gal galėtum daugiau namie pabūti. Nu, bet pats vastumė. Bet pats, jo, va, tai irgi va, praeitis metais, ne praeitis, kaip greit laikas bėga prieš 2 metus ir į Amalfį išvažiavom filmuoti vestuvės, kur aš tokia, nežinau, tai kaip čia, važiuojam, sako, nu darom, padarysim, taigi aš pavežiosiu, sako, šitas juon manęs, tu tik varyk filmuok, ten pasiau, jo, buvau beje 7 mėnesį neščia. Ai, nu tai. Tada, bet išvarė. Tai čia tas jau atrodo. Kas čia yra jai? Kas čia yra? Nu, čia dėkingas, likimas davė tikrai lengvą ir neštumą ir vaiką tikrai palyginus, manau, kad labai tokį, kur mes su Elija labai daug kalbame su dukrytė ir aš atsimenu, vat, kaip jokiais po 2 mėnesių tas vestuvės, kur turėjau. Tai šiaip pirmas mano darbas buvo, aš jau po mėnesio išvažiavau filmuoti 5 valandom. Galvojau, plyš, čia viskas, krūtinė viskas, taurasme, bet padariau, atfilmavau ir aš atsimenu prieš išvažiuojant, aš dukrytei sakau, žiūrėk, mamytė išvažiuoja, vieną valgymą pabūsi su tėte, būk gera mergaitė, prašau, pavalgyk, imk tą buteliuką, pavalgyk, sakau, tau bus geriau ir miegok, būk gera mergaitė. Aš jai tiek kalbėdavau visą laiką, kad mamytė išvažiuos, bet jinai grįž, ta prasme, kad viskas bus gerai, kad jeigu tu pabūsi rami, visiems bus geriau ir tau bus geresnė nuotaika ir mamytė bus geresnė nuotaika, visi, aš jai tiek kalbėdavau. Nu, man atrodo, jinai išgirdo mane šitą klausimą. Fainai. O jei galėtum nufilmuoti bet kokį projektą pasaulyje, be jokių ribų ar biudžeto, kas tai būtų tavo, tarkim, svajonių kažkoks filmavimas? Aš visada labai daug galvoju apie koncertus. Man čia, jeigu aš turėčiau visas technologijas, kaip sakau, man technologijų klausimas, tai aš moku tiek, kiek man reikia. Taip. Ir, nu, pavyzdžiui, dabar aš kažkokio grand projekto, aš nenufilmuoju, aš tiek žinių neturiu tiesiog. Bet jeigu, tarkim, aš turiu visas pasaulio žinias, visą pasaulio techniką, aš varyčiau koncertus filmuoti, daryčiau dokumentinius filmus. Čia, mano čia svajonė, nežinau, dar prieš prasidant vestuvių videografiją, aš sakydavau, kaip aš noriu filmuoti koncertus, ta prasme, kur, nu, kažkoks man ten tokia gyvybė yra. Bet visa ta artisto, nu, aš taip, man patinka stebėti žmonės, vat, ir čia toksai, nusakyčiau, didelis žmogus, ne, už kurio stovi toks koncertas, toks projektas. Tai jeigu aš tikrai turėčiau va ten ir vieną ranką droną, kitą ranką čia 15 kamerų koordinuoti, tai nežinau, ar aš pati ten viską filmuočiau, bet aš visą tai norėčiau žiūrėti iš arti ir vat, koncertus. Gal išgirs kažkas tave kažkur? Nu, labai tikiuosi, nes dar prieš porą savaičių šitą pasakojau vienam kolegai videografui, kurį sutikau, aš pati šokau renginį, jisai filmavo ir aš sakau, aš žinau, norėčiau koncertus filmuoti. Tai. O kaip tu tai, tarkim, kaip į tave žiūri, kaip į videografiją dabar man čia taip, nu, aišku, nu,
kolegą dabar sutikai, ne, videografą. Man iš viso aš galvodavau, vyrai, jie, videografai, tik tai, kaip čia moteris gali būti, bet, gali. Drąsiai. Man atrodo, kad man šitas labai padėjo, toks, kaip pasakyti, prasimušt, ar kaip... Tikrai nelaikau savęs čia labai ten top kažkuo, bet tikrai žino mane, atpažįsta ir tie patys vyrai kolegos, videografai atpažįsta. Man atrodo, kad man tai padėjo, nes aš esu viena iš nedaugelio moterų, kuri filmuoja ir tiek daug filmuoja, ir tiek daug dirba. Ir man ypač dabar, kai atsirado Elija, mes anksčiau tai ten tos temos kitokios būdavo, kaip mes norim užkariauti pasaulį, turėti po šiam vestuvių per sezoną. Taip. Atsiradus Elijai man ir toks pagirimas, ir būna toks fainas momentas, kad jie šneka su manim kaip lygia su lygiu. Ta prasme, kad kiek tu čia daug, čia taip, čia varom, čia kažką, ir aš tokia palakit, stop. Čia mano, aš labai noriu, bet dabar biški reikia primažinti, kad aš esu mama ir aš negaliu tiek, ir aš pažvengiu, sakau, gerai, jūs vyrai pakalbėkit šitų klausimų, bet aš jau momentu biškai turiu net atsitraukti, nes aš labai norėčiau, bet man tas kažkaip fainai, kad jie realiai žiūri kaip lygia, toksai nėra tos tokios, bet šiaip labai daug nuostabos būdavo mergina, videografė, nematyta, negirdėta. Manau, kad labai daug fotografų, kolegų ir kolegių irgi tai labai patiko, nes pradėjo mane labai daug rekomenduoti, dėl to, kad mes labai gerai suvaibinam per vestuvės. Turim belekaip gerą smagų laiką, ne tik su jaunaisiais, bet ir mes tarpusavį. Ir kaip tu pasakai, kad anksčiau, kad tikrai tų istorijų man tiek yra pripasakoję apie videografus, kurie naglai stumia, eina tą. Tai jiem gal toksai turėti videografiją, kolegė buvo ir patogu iš vienos pusės. Nes moteris. Bet iš kitos pusės kažkaip mes taip labai su visais draugiškai ir tada dalinamės, tada šnekam, kažką, tas idėjas generuojam, bet nėra to tokio, kaip įsivaizduoju, vyriškos 4 žmonių tokios kompanijos, kur visi čia konkuruojam. Taip stipriai. Taip, aš manau, kad šitas man net ir padėjo būti tam tikroje vietoje, tam tikrų laikų, būti moterim, tai čia nebuvo minusas, nes visi stebėjosi, vedėjai stebėjo. Moteris, videografija. Tu čia viena filmuoja, tu tavo vyras kur? Maždaug, tai čia tu ne vyro antra kamera? Ne, aš mėjau. O mano vyras, kai pradėjo važinėti su manim sėdi, kažko jo paklausė, nežinau, klauskit žmonos. Bet jisai irgi kartu su tavim į tai kažkiek įklimpęs. Įklimpęs. Dabar jau daugiausia tuo, kad prižiūri vaiką, kol aš montuoju ir kol filmuoju. Bet jam irgi pradėjo patikti, čia kažkaip jokios vasarą, mes tų laisvų savaitgalių turim mažai, bet čia mūsų laikas, mes važiuojam kartu valgom, kartu šnekam kavą, ko daily kiekvieną dieną to būna labai mažai, tai mes šitą turim tokį mūsų laiką. Aišku, man būna visą laiką tas toks momentas, kad aš bosė būnu tą dieną. Sakau, aš kartais būnu tokia biški, eik, stok, greičiau, ta prasme, kas yra, čia jau praeis tuoj. Bet tada atsisėdam, jis man atneša vandens, atneša kažką, aš tai, ačiū. Kaip fainai, iš tikrųjų aš irgi, kaip smagu, ten už kameros irgi porelė. Tai fainai, iš tikrųjų, jūs irgi kaip smagu girdėti, kad, iš tikrųjų, įmanoma, darbas su vyru, tarkim. Įmanoma. Ir mes labai dažnai jisai tai dirba normalų, kaip sakau, darbą. Normalų, ofisinį, kur nėra tokių. O tu tai jau viskas nenormali nurašyta. Bet ta prasme, sakykim, stabilesnį darbą ir jisai vis būna pakalbam, pajuokaujam, kad sako, gal, jeigu mes dviese, taip imam ir darom maks, nes aš tikrai aš atsisakau, labai daug atsisakau. Šiuo momentu tai iš viso aš dirbu tik tai, kas man yra fainiausia su mano klientais, tai vestuvės, tai turiu tam tikrą skaičių, kurį aš filmuoju, bet tarkim, kad ten kiti projektai kažkokie ten, tai yra mano pastovus klientai, kur 5 metai, aš visiems sakau ne. Kokia nauja žinutė, sakau ne, eikit pas šitą, sako, mes viską paimtume, sakau, būtų, labai fainai, bet mano vyras gal jis yra toksai labiau stabilesnis žmogus. Aš tai tokia manifestuotoja. Aš juokiasi, jisai sako, plema, ta čia sugalvojo, kad nori ten, ką aš čia darau, mūsų vestuvės kaip įvyko. 22 metais aš buvau ką tik pradėjau filmuoti vestuvės ir ten imdavau 300 už visą dieną, nes man būdavo daugiau baisu imti pinigų.
Ir aš atsimenu Instagram'e paskelbiau, kad jeigu jūs norit prisidėti prie mūsų vestuvių, kad, fainai man būtų, paprašykit, aš bet ką nufilmuosiu. Ta prasme, ir iš to, kiek aš uždirbsiu iš filmavimo pinigų, už tiek pinigų bus iškeltos vestuvės. Ta prasme, tai aš maniau, kad mes realiai susirašys. Su šiaip tiesiog. Ta prasme, nes čia buvo, man atrodo, gal ruduo, jau Liepa vestuvės, nieko neturiu, čia va tokia mintis. Bam! Tuosime, pilna vasara, mes pilnai dirbam, tą vasarą man ir naują kamerą nupirkom, ir kompą editui nupirkom, ir išvarėm dar atostogų, ir vestuvės išsikėlėm, ir į medus mėnesį važiavam. Bet sako, tai va aš tokia esu, aš tokia paleidžiu mintį, noriu, padarysiu, reikia. Jisai stabilesnis žmogus yra, tai aš manau, kad sektųsi, taip, nežinau, bet įdomiau, nes jis toks stabilesnis. Taip, biški norėjom. Žemiškės, kaip jokiuosi aš balionėlis, jisai mano tas šnirelis yra. Čia lygiai taip pat aš pasakyčiau apie save su vyru, lygiai taip pat tas, kuris, jo. Biški. Taip. Tai va įdomu, kaip tada, nes aš dabar savo galiu leisti, dirbdama daugmaž viena, aš savo galiu leisti šaudyt, galvot, daryt, ką noriu, čia biški daugiau padirbu, čia biški tingiu mažiau padirbu. Su juo dirbant, čia jau būtų toks jau verslas, ta prasme, jau būtų viskas sustiguota, jau aš turėčiau atsiskaitinėti, man atrodo. O dabar aš turiu iš tikrųjų Instagrame paskelbiau, kai sakiau, kad tave kalbinsiu, paskelbiau kelis klausimus tau ir buvo keli klausimai, iš tikrųjų tai turiu juos ir šiaip pusę klausimų aptarėm jau iš tikrųjų, nes kas klausė, tai realiai kaip ir, nes, žiūriu, visiems buvo įdomus ir man buvo įdomu, tai tie patys klausimai buvo. Tai dabar kokia buvo sunkiausia filmavimo situacija, mes aišku aptarėm, gal dar kokią vieną turi? Tokia, kad... Dar kokią vieną. Čia gal tokia juokinga, bet... Taip, juokingos gerai. Nes tuo momentu gal atrodė baisi, bet šiaip buvo juokinga. Per vienas vestuvės, aš dar vieną dirbdavau, vieną visur važinėdavau ir Hebra taip įsitūsino, kur, ta prasme, realiai, ir daug visko buvo privartota, tenais, aš tikiu, bet esmė, kad taip įsidrasino, kad jau man ten realiai kamerą iš rankų lupa ir aš tokia galvoju, wow. Va čia gali baigtis blogai, nes tuoj tą kamerą ir tie žmonės, vis tiek aš ten jauna, man 23, ten kokie metai, tie jau tokie jau rimti dėdės ateina, čia biški tą pafilmuok, čia biški tą duok kamerą, mes čia biški prie baro nusinešim, jau toksai, kur tuo momentu atrodė nejauko. Tikrai, ir aš tokia, ką aš jam pasakysiu, dar išgeręs, kaip sakau, dėdė dar gali kažką netai pasakyti, kad čia jo balių šakojasi. Tai atsimenu, tada tai buvo tikrai baisu, jau galvojau dėl visko, dėl kameros ir dėl visko, kaip aš išeisiu namo, nes jau būdavo tokia, tai jūs čia laisva, čia kažką, čia jau prasidėjo tokie visokie, va čia būnant mergina, dirbant renginių. Labai sunku. Šitas toks, ir tu turi būti draugiškas su žmonėm, nes tu, nusišypsokit, pašokit kažką ir jie viškai gali palaikyti tą tokį... Ne taip, kaip tu, tiesiog. Ne taip, kaip tu įsivaizduoji. Tai atsimenu, nuo 10 valandos vakaro neišlindau iš už didžėjaus pulto. Tiesiog savėjau prie didžėjaus ir apsimetu, kad mes ten labai linksmai kažką šnekam ir sakau, prašau, palaimink su manim. Tik neišvaryk manęs. Tik neišvaryk manęs iš čia, nes gali baigtis, man vis tiek filmuoti reikia ir aš pasislėpus už to pulto ten kažką filmuoju, bet aš jau ten prie jų eiti nebenoriu, sakau. Tai šitą kažkaip ilgai atsimenu, čia senai buvo, bet aš šitą vis dar atsimenu, kad... Jau buvau pasijutus, ką aš čia moteris viena veikiu šitą versle. Naktis, būna tokia. Esi toli, išvažiuoti dar negali, kaip sakant, atsistoti ir išeiti. O jo. Tai va šitas buvo. O dabar galvoju, ką žmonės nesupranta apie videografo darbą? Ko nesupranta? Šiaip mane gal labai faina aplinka suka, visi mano klientai supranta, kiek daug įdedi, kiek daug turi padaryti, bet šiaip gal labiausiai nesupranta to, kad filmas yra, tas toksai, kaip sakiau, gyvas organizmas ir tai nėra tiesiog gražius kadrus pagauti. Toks ateina, tai čia kaip, pafilmuosi ta prasme, kur timelinas, kur kažkoks scenarius, tai va šitą gal. Toksai sakyčiau, jeigu taip imant bendrai, šito turbūt labiausiai nesupranta. Ir dar kiek laiko prie edito praleidai. Ai, čia tas, kur... Taigi viskas, šitą pafilmuosi ir namo. Viskas. Kas 2 dienas sėdės ir žiūrėsite jūsų medžiagą? Aš.
Tas šitas jo tiek fotografo pusė nesupranta, tai videografai irgi tikiu. Kažkaip jiem atrodo, kad greičiau čia viskas einasi. Taip. Bet šiaip dabar... Jeigu dar parašinės, tai dar greičiau. Jo, kur Kada tipo, čia tas filmukas? nes atrašyti tai tikrai neužtrunka, Taip. žinutės. Jo, šitas Tikrai yra. taip. Bet šiaip mažėja. Dažniausiai būna, mes tikrai suprantam, ar čia bent per 7 mėnesius spės atiduoti. Sakau, žiūrėk, sutartis yra ten 6-5, ten priklauso mėnesį. Sakau, tikrai spėsiu, nu jau jeigu kas, jau rašysiu. Taip. Nu, aš sakau, žinot, mane aš labai atsakinga, aš tikrai parašysiu. Taip, bet tai būna tokie, kur net, nesmagu klausti. Bet jo, štai gal. Einant į pabaigą, tai Jau? gal kokie... Jau. Man tikrai geras tavo Labai man irgi. šnekėti. Galėčiau, atrodo, nežinau, visą dieną. Apie viską. Taip. Tai einant į pabaigą, tiesiog keli tipsai videografijam, kaip nepasimesti visame šitame reikale ir kaip išbūti, nes jų tik daugėja videografų. Jo, šitas aš irgi vis pastebiu, kad daugėja labai ir aš čia galvoju, nu tai kiek čia dar metų, kol aš būsiu per sena šitam dalykui. Bet čia tą patį galvoju ir apie jaunavedžių pamoką šokio, kur galvoju, gerai, čia ateina pas 25 metų panelę pašok, bet tu to aš būsiu teta, kuri mokina šokti, su lasda daužo. Bet aš manau, kad tai va, labai daug ateina, bet tiesiog išlaikyti tą balansą tarp to, žiūrėti, kur eina, ko žmonės nori, nes tavo klientas automatiškai, jeigu tarkim vestuvės, tai jisai jaunėja. Ir man visai, kad tas būna, kur man atsiunčia sutartį ir aš matau, kad jisai tai nuo manęs tolokai jau kur buvo tokio pat amžiaus, bet jau tolėja, tai tiesiog reikia sekti, ko žmonės nori, ką jie kelia ten, tarkim, kokios mados eina ir panašiai. Bet išlaikyti save, nes, vis tiek tu esi tu su savo matymu ir, jeigu tu neturi nei vieno kliento, tai gal reikėtų kažką keisti. Bet jeigu tu turi klientų ir tikrai ir tave rekomenduoja, tai tu turi tiesiog, išlaikyti tą savo, bet sakau, aš irgi stebiu tas naujoves, stebiu, su kokiom kamerom filmuoja, man vis ir vyras ateina, čia gal mums 3 kameros reikia, čia gal to, sakau, ne mano tema, bet tu man vis pamėtik šitų, nes aš galiu toj komforto zonai, vis tiek, kai tu dirbi tą savo darbą, gali užmigti šiek tiek toj komforto zonai, tai labai fainai su kitais kolegom pašnekėti tiesiog, kad pasižiūrėt, ką jie daro, tipsai, kas eina, kas neina, nes kartais ir tu gali užduoti toną. O šiaip tai tiesiog pajaus žmonės, nes kiekvienas klientas samdydamas, man atrodo, jeigu ten nėra kažkokia įmonė, jie ieško to tiesiog normalaus žmogiško kontakto. Taip. Tai man vyras sako, tai tavęs čia sako, tave dėl tave samdo. Kad aš ateinu, aš tą dieną kažkaip man svarbu, kad tie žmonės gerai jaustųsi, čia tokia, sakau, čia gal mano, kad man, aš noriu jais pasirūpinti ir atskleisti juos, tai tiesiog, turbūt atrasti savo, daryti ir nebijot klysti. Kiek gyvenime aš klydus šitose vietose, sakau, ir migrafai, kortelės, baterijos, visų 2 baterijom esu išvažiavus vestuvės sumuoti. Esu stabilizatorių pamiršus vestuvės Klaipėdoje į Kryžkalnį, suprantu, kad nei vieną stabilizatorę nepasiėmiau. Stoviu galvoju, tai gerai, o gal šiandien dirbsim, nes iš rankų teks viską filmuoti, iš rankyčio ir kaip tyčia brolis deda 15 minučių kalbą, man ten jau tos rankos, va taip, ir bijau praleisti, nes galvoju, tuoj, kai pradės šaukti sesę, kaip aš tave myliu, o aš tuo momentu rankas nuleisiu, negaliu, susikaupk, daryk. Tai tik per klaidas, per patirtis ir šiaip ta tokia, atrodo, mūsų verslas toks, vis tiek tu dirbi savo ant savęs, bet komunikuoti su kitais žmonėm, jausti tą visą šitą, tai yra tikrai labai labai svarbu. Ačiū tau labai, kad atvykai pas mane, labai gera buvo su tavim paplepėti, taip mergaitiškai, bet iš kitos pusės pamatyti videografijos darbą, dieną net, tarp kitko, tai pasakysiu. Tai labai tau ačiū, dėkoju jums irgi visiems, kad žiūrėjo, tikiuosi patiks. Viso.